Kiek kartų keikiai save, kad ką nors pasižadėjai ir nepadarei? Nu va, ir vėl nepavyko. Geriau nieko nebesižadėsiu, nes vis tiek nepavyks. Bet palauk, kažką pamiršom. Paskutinis žingsnis išvis yra tobulas, kad tik aš būčiau jį žinojęs anksčiau. Aišku, žingsniai, kurie padės išsiugdyti discipliną, taip chill ir be streso. 92% žmonių nevykdo savo naujametinių pažadų. O atrodo, viskas taip gražiai prasidėjo. Atsisakysiu žalingų įpročių, pradėsiu sportuoti, teisingai maitintis, rūpinsiuos finansais, gal dar įsigysiu būstą, sukursiu savo verslą ar pakeliausiu po pasaulį. Vasario mėnesį didžioji dauguma šių žmonių nuleis rankas, kovo mėnesį pamirš apie pažadus, o gruodį ateis slegiantis dežavų jausmas, kad metai praėjo, o man vėl nepavyko. Ir tada kitiems metams jie kels savo šiek tiek mažiau ambicingus tikslus. Norės mažiau, sieks mažiau ir mažiau pasitikės savimi. 5 metus pakartojęs tą patį ciklą, žmonės galvos, ne man Martynai mėlynas dangus. Ir apskritai nustos kelti tikslus. Nes kam čia stengtis, jeigu vis tiek nepavyksta? Wow, hebra, kokia liūdna perspektyva. Bet palauk, kažką pamiršom. Taigi yra tie 8% žmonių, kurie įvykdo savo pažadus, pasiekia savo tikslus, įgyvendina savo svajonės. Kągi jie daro kitaip? Ir kaip tu gali patekti tarp tų 8%. Apie tai ir pakalbėkime. Sveikas užsukęs ar užsukusi į mano kanalą. Mano vardas Artūras Rimkus ir čia tu rasi viską apie pinigus ir asmeninį tobulėjimą. Spausk like ir subscribe mygtukus, nes tavęs laukia daug žiauriai įdomaus turinio. Ir dar, žiūrėdama šitą video, užsirašyk lifehackus ir juos panaudok. Pamatysi, kaip tavo rezultatai skyrockins į viršų. Taigi, kas skiria tos 8% žmonių nuo likusių, kad jie pasiekė savo tikslus? Juos skiria vienas dalykas – disciplina. Ir ne, čia nebus dar vienas motyvacinis video, kuriame dramatiškų balsų jums papasakos. Kelkis 4 ryto, daryk mankštą, valgyk salotas ir medituok, ko patirsi nirvaną. Gal tai ir padėtų, bet kažin ar labai mėgautumėsi tokiu gyvenimu. Šiame video kalbėsime apie tai, kaip sumažinti stresą, išsiugdyti discipliną, neprievartaujant savęs ir susidėlioti gyvenimą taip, kad pasiektum savo svajonės. Bet prieš tai išsiaiškinkime, kodėl žmonės nedaro tai, ką patys savo pasižada. Ego spastai. Pervertina savo jėgas ir nepakankamai įvertina, kiek reikės išteklių, laiko, energijos, pinigų tikslui pasiekti. Pakelia tikslo kartelę į kosmosą. Tarkim, sudalyvauti Ironman varžybose po mėnesio. Tuo tarpu, kai pats sveria 20 kg per daug, su dviračiu paskutinį kartą važinėja 9 klasėje, o sportas apsiriboja tik alaus bokalo kilnojimu per Žalgirio ryto varžybas arenoje. Gavęs gerą niuksą iš realybės, toks pilietis nusivilia ir sako, nesąmonė tie tikslai. Netiki, kad gali pasiekti savo tikslus, nes turi žemą savivertę. Savivertė yra, kaip tu matai save savo paties akise. Kiek tu pats tiki, kad turi pakankamai gebėjimų, žinių, kompetencijų ir išteklių pasiekti savo tikslus. Tarp kitko, jeigu ši tema tau įdomi, parašyk komentaruose žodį savivertė ir aš sukursiu atskirą video, kaip didinti savo savivertę ir pasitikėjimą savimi, kad būtum nesustabdomas. Trūksta palaikymo. Palaikymas padeda išlaikyti motivaciją, savidiscipliną, kad įvykdytum savo pažadus. Jeigu žmogus jaučiasi vienišas ir aplinka jo nepalaiko, jis gali nusivilti, viską mesti, nes kam čia stengtis, jeigu visiems vienodai šviečia. Neturi energijos. Jis gal ir norėtų siekti savo tikslą, bet batareika pasėdusi, kaip atstatyti energiją, galėsim pasikalbėti kitose video. Tai žiauriai svarbi tema. Bijo, kad jam nepasiseks arba paradoksas, kad pasiseks. Jep, žmonės bijo sėkmės taip pat kaip ir nesėkmės. Ir pasąmonė dažnai sabotuoja mūsų sėkmę. Nes jeigu pasiseks, gyvenimas pasikeis. O mes bijome pokyčių. Nes šiandien, nors ir gyvenimas nėra lengvas, bet tu bent jau žinai, ko iš jo tikėtis. O kas bus, jeigu tau pasiseks, niekas nežino. O jeigu bus blogiau, ką tada daryti? Ir pasąmonė sako, ne, brolyti, sėdėk ramiai, kokie dar milijonai, kokie verslai, kokios kelionės. Kelionė gali susirgti, verslas gali bankrutuoti. O jeigu milijoną turėsi, tai iš vis nežinos, ar aplink tikri draugai, ar tik tokiais apsimeta dėl tavo pinigų. Štai taip pasąmonė krečia keistus dalykus su mumis. Apie tai, kaip suvaldyti baimes ir susidėlioti strategiją, gali pasižiūrėti mano video 5 gyvenimą keičiantis patarimai, palieku nuorodą. Trūksta savidisciplinos. Apie tai dar kalbėsime vėliau. Ir galiausiai trūksta motyvacijos. Užsihaipini ir po kurio laiko balionas subliūkšta. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad motyvacija yra pervertinta. Ji trumpalaikė ir nepastovi. Kartais tu esi motyvuotas, energingas ir pasirengęs kalnus nuversti. Tačiau, kai susiduri su sunkumais, pasikeičia gyvenimo aplinkybės, motyvacija gali išnykti. Kaip Facebook
Facebook'o postas sulaukęs 0 laikų. Disciplina reiškia daryti tai, ką reikia, tada, kada reikia, nepaisant to, nori tu to ar ne. Ji yra ilgalaikė, nuosekli ir nepriklauso nuo emocijų ar aplinkybių. Disciplina leidžia tau tęsti darbą net tada, kai motyvacija sumažėja arba iš viso išnyksta. Štai keli privalumai, ką duoda disciplina. Dabar, chebrytė, žiūrėkite įdėmiai, nes toliau bus aiškus žingsniai, kurie padės užsiugdyti discipliną taip chill ir be streso. Paskutinis žingsnis iš tikrųjų yra tobulas, kad tik aš būčiau jį žinojęs anksčiau, kiek nervų būčiau sutaupęs. Karoči. Taigi, važiuojam. Nelauk, kol būsi pasiruošę. Tarkim, tu nori pradėti sportuoti ir galvoji, reikia sportinės aprangos, mitybos plano, konsultacijos su treneriu, kad traumas negaučiau. Pradėsiu, kada viską tai turėsiu. Po mėnesio, tai bėgimo striukės nuo lietaus prireikia, tai mitybos plane neįtraukti batatai, tai sporto planą reikia koreguoti, nes treneris nepatiko. Ir vis nesusiklosto idealios aplinkybės, kad pradėtum sportuoti. Murphy dėsnis sako, kad jeigu kas nors gali eiti ne pagal planą, tai ir eis ne pagal planą. Todėl nelauk tinkamų aplinkybių, o tiesiog pradėk daryti. Neturi sportinės aprangos, išeik intensyviai pasivaikščioti. Neturi mitybos plano, vadovaugi sveikų protų. Mažiau šūdmaišio, daugiau salotų ir neperdėto maisto. Neturi sporto planą, pasikalbėk su ChatGPT, jis to viską sudėlios. Svarbiausia yra pradėti. Pradėk mažais žingsneliais. O kaip norėtųsi daug iš karto ir be jokios rizikos. Ar ne? Kas bus, jeigu pirmą dieną sporto salėje užsimesi ant štango 105 kg? Nes nusprendėjai sportuoti, ar ne? Bus liūdesiukas. Taip pat, jeigu nusprendėjai taupyti ir nuo rytojaus pereini ar bomžpakėčių, geri vandenį iš balos ir trečią kartą lopai suplyšusius triusiukus, taip pat bus liūdesiukas, nes mūsų protas nori grąžinti mūsų į balansą ir priešinasi kiekvienam drastiškam pokyčiui. Todėl geriausia yra vadovautis Kaizen filosofija, kuris skatina keistis mažai žingsneliais, bet nuosekliai. Pokyčio žingsnis neturi sukelti vidinio pasipriešinimo. Pavyzdžiui, vietoj kardinalaus taupimo pradžioje atsidėk 5% nuo atlyginimo, tada pradėk vesti biudžetą, kad matytum, kur pinigai iškeliauja. Tada pradėk domėtis investavimu ir kaip užsidirbti daugiau ir taip toliau. Ramiai, be streso ir po kurio laiko tu pamatysi, kaip keičiasi mąstymas, kaip turi vis daugiau pinigų ir jautiesi labiau užtikrintas dėl ateities. Tas pats galioja visoms kitoms sritims. Nori numesti svorio, vietoj drastiškos dietos įtrauk 1 porciją salotų per dieną. Išgerk didesnį kiekį vandens, pradėk skaičiuoti kalorijas ir iš lėto keisk mitybą. Nori keltis anksčiau, nusistatyk žadintuvą 15 minučių anksčiau negu įprastai. Po savaitės padidink tą laiką dar 15 minučių. Po savaitės dar ir dar ir dar. Po poros mėnesių kelimasis 5 ryto tau sukels tik teigiamas emocijas. Taip tu neturėsi bereikalingo streso savo organizmui ir jis bus pasiruošęs pokyčiams. Sakiau, kad bus lengvas būdas ugdyti discipliną. Žiūrėkit toliau, chebra, nes ten bus dar įdomiau. Švesk pergalės. Apdovanok save už tarpinius tikslo pasiekimus arba už viso tikslo pasiekimą. Už tarpinius atlygis mažesnis, už viso didesnis. Tai gali būti bet kas. Mėgstamas skanėstas, bilietas į kiną arba daikto, kurio senai norėjai nusipirkimas. Aišku, atlygis neturi prieštarauti tavo tikslui. Pavyzdžiui, suvalgyti didžiulį tortą po savaitės sveikos mitybos, nėra gera idėja. Bet nedidelį gabaliuką torto galima. Atšvęsti naujo televizoriaus pirkimą, kuriam taupiai 6 mėnesius, išleidžiant daugiau pinigų negu pats telikas, irgi nėra gerai. Bet nueiti į masažą, kiną ar teatrą yra visai legit. Todėl švęsk pergalės, bet vadovaukis sveikų protų. Paversk tai įpročiu. Nuo 5 iki 95% dienos darbų mes darome apie juos nesusimastydami automatiškai. Taip veikia įpročiai. Įpročiai reikalauja daug mažiau pastangų negu sąmoningas veiksmas. Todėl stenkis kuo daugiau teisingų veiksmų paversti įpročiais. O padaryti tai gali vadovaudamasis Kaizen filosofija, apie kurią pasakojau anksčiau. Pritaikyk aplinką ir pašalink kliūtis, kurios tave gali numušti nuo tikslo. Tarkim, nusprendei teisingai maitintis. Pasigamink maistą iš vakaro ir pasiimk kitą dieną į darbą. Taip nereikės ryte skubėti, lėkti, bėgti ir gamintis maistą. Pašalink visas pagundas, šokoladukus, keksiukus, pašalink iš namų, kad silpnumo akimirką nereikėtų graužtis. Nusprendė anksti keltis. Perneš žadintuvą į virtuvę, koridorių ar kitą kambarį. Kai jis suskambės, tau teks keltis, eiti ir mažiau šansų, kad tiesiog paspausi mygtuką ir miegosi toliau. Nusprendė taupyti, susikurk atskirą sąskaitą, kur vervėsi pinigus ir padaryk taip, kad tų pinigų lengvai nepasiektum. Jeigu nori
nori daugiau triukų apie pinigų valdymą, va mano Instagramas, parašyk žinutę, papasakos. Svarbiausia - minimizuoti potencialias grėsmės, kurios gali lemti, kad tu mesi pradėtą kelionę link savo tikslų. Peržvelk savo tikslus reguliariai. Gali atsitikti taip, kad tu pradėjai siekti ne savo tikslo. Pasižiūrėjai internete, kaip koks nors blogeris uždirba daug pinigų, kurdamas tinklapius. Užsidegė šią verslo idėją ir pradėjai taip pat mokytis tai daryti. Bet po kurio laiko supranti, kad tau realiai tai neįdomu. Sėdėti, kurti dizainą, ieškoti klientų, spręsti problemas. Na visai ne tavo. Bet kadangi tikslą išsikėliai, tai užsispyręs eini toliau. Taip patiria daug streso, rezultatai geriausiu atveju vidutiniški ir prarandi gyvenimo džiaugsmą. Kad nepakliūtum į tokius spastus, reguliariai peržiūrėk savo tikslus. Ar tikslas, kurį tu išsikėlei, vis dar yra aktualus? Ir jeigu atsakymas yra ne, pakeisk savo tikslą, modifikuok arba visai jo atsisakyk. Tarkim, tau patinka internetinis verslas, bet nepatinka kurti dizainą. Susirask partnerių arba deleguok tą dalį kitiems. O pats koncentruokis ten, kur tu gali sukurti daugiausia vertės. Svarbiausia, netapti tikslo įkaitu ir žiūrėti į gyvenimą lankščiai. Mėgaukis procesu ir savęs nebausk, jeigu paslydai. Štai šitas punktas yra pats svarbiausias, jeigu nori užsiugdyti discipliną be streso. Kiek kartų keikiai save, kad ką nors pasižadėjai ir nepadarei. Nu va, ir vėl nepavyko. Geriau nieko nebesižadėsiu, nes vis tiek nepavyks. Pažįstamas mintis. Man tai tikrai. Ir su sportu, ir su mityba, ir su finansais turėjau begalę nuopolių ir neįgyvendintų svajonių. Bet žiūrėkit, chebra, gyvenimas yra toks, koks yra, o ne toks, kokį mes norime, kad jis būtų. Ir gyvenime atsitinka dalykai. Žmonės atleidžia iš darbo, mylimieji išsiskiria, kažkas patenka į avarijas, gyvenime pasikeičia prioritetai, tie dalykai, kurie atrodo svarbus vakar, šiandien tampa nebesvarbus ir atvirkščiai. Tiesiog gyvenimas vyksta ne visada taip, kaip tu suplanavai. Ir svarbiausia čia yra, kad kai tu nuslysti nuo pasirinkto kelio, iš lėto ramiai į jį sugrįžti. Nekeikti ir negraužti savęs, kad nuslydai. Atleisti savo už klaidas ir vėl pradėti daryti tai, kas tavo manimu yra teisinga. Meilė savo, gebėjimas priimti save tokį, koks tu esi ir ramus judėjimas į priekį suteiks tau jėgų pasiekti visas savo svajones. Nes disciplina yra procesas, o ne tikslas. Šiandien tiek apie asmeninį tobulėjimą ir discipliną. Jeigu manai, kad video buvo naudingas tau, paspausk like ir subscribe mygtukus. Tai padės man pasiekti didesnį kiekį žmonių, o jiems padės pasiekti savo tikslų. Ačiū, kad skiriai man savo laiką ir linkiu, kad tavo svajonės išsipildytų. Sėkmės.